Sveiki. Šiandien pratęsim vėl diskusiją Dieve kodėl. Tai bus kaip antra dalis ir mes pradėsime nuo pradžios knygos, pirmos skyriaus, pirmos dalies. Ką aš norėčiau paskaityti tenai. Pirmoji ką rašom? Pradžios knygai pirma skyrius, pirma eilutė, pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę. Antra eilutė, žemė buvo be pavidalo, tuščia, tamsa gaubė gelmes. Tai vat, būtent ir noriu paliesti šitas dvi eilutės, kodėl buvo sutvertas dangus ir žemė, ir paskui žemė buvo be pavidalo ir gaubė tamsa, tuščia. Kodėl? Reiškia, čia yra, nes jeigu Dievas sutvėrė žemę ir dangų, tai jau buvo viskas tvarkingai, gražiai, viskas padaryta, tobulai. Ir štai antroje eilutėje kažkas tai nesusiveda tarp tų dviejų eilučių. Vadinasi, tarp tų dviejų eilučių kažkas tai įvyko, ko Biblijoje neparašo. Čia kodėl taip neparašė, nežinia. Bet kai skaitai pačią Bibliją, ją gilinasi ir matai, kad reiškia, viskas yra arba kaip nebūtina, bet galima gauti apreiškimą, galima studijuoti, analizuoti, šifruoti, nes, kaip sakyta, kad Biblija irgi yra užkoduota. Tai, ir už tai, kaip sakant, jeigu, kaip čia, gal geriau būtų pradėti tada taip pat, tada, reiškia, perskaitėm pradžios knygui, reiškia, o tada mes paimkime Luko Evangeliją. Luko Evangelija ir, reiškia, 10 skyrius ir 18 eilutė. Ką sako pats Jėzus? Mačiau šėtoną kaip žaibą krintantį iš dangaus. Čia gal pas mumis nėra tokių žaibų smarkiai, bet kai kur dar žaibuoja dar smarkiau. Bet jeigu jau šėtonas krito kaip žaiba, tai bet čia Jėzus matė, jis matė, kaip šėtonas krito iš dangaus, kaip žaibas. Ir tada, dabar dar, kad mes įsigilintum daugiau ir suprastume apie tą pirmą ir antrą eilutę, reiškia, tai ką rašo Ezechielio 28 skyrius, 14 eilutė iki 18, reiškia, imtinai 17, reiškia, tu buvai pateptas cherubas, kuris dengia, aš tave tokiu paskyriau, tu buvai šventame Dievo kalne,
vaikščiai tarp ugninių akmenų. Tu buvai tobulas savo keliuose, nuo savo sukūrimo dienos, kol buvo atrasta tavyje nedorybė. Tau plačiai beprekiaujant, čia įdomiai pasakyta, kad plačiai beprekiaujant, bet nežinau, ar čia tai toksai vertimas ar kaip, bet beprekiaujant, reiškia darant, aš tai kaip suprantu, darant tokius, kaip sakant, prieš Dievą sukilimą, visus angelus tenai kurstant, reiškia, kad būtų kažkoks tai nepasitenkinimas. Tai vat čia parašyta, reiškia, kad beprekiaujant, reiškia, jisai, reiškia, darė tą, kaip sakant, kurstė karą, sukilimą prieš viešpatį, prieš kūrėją. Ir sako toliau, jie pripildė tave smurto ir tu nusidėjai. Reiškia, šitas visas jo veiksmas, reiškia, jį patį pripildė tą smurto ir nusidėjo. Todėl aš išmesiu tave iš Dievo kalno kaip nešvarų ir pašalinsiu tave. Čia Dievo žodžiai. Dievo žodžiai, jisai sako taip. Tavo širdis išpuiko dėl tavo grožio. Tu praradai išmintį per savo spindesį. Aš parblokšiu tave ant žemės. Įsivaizduojate. Jisai buvo, kaip sakant, išmintingas. Jis buvo grožio talonas. Ir štai jisai, reiškia, sukilo prieš Dievą, sukeldamas dar ir kitus angelus. Reiškia, lyg tai, kai jis norėjo, kad jis būtų aukščiau už Dievą. Ir štai, vat, kaip sakant, Dievas jį meta iš dangaus. Meta iš dangaus. Ir dar vat, paskaitysime čia Izaijo vat, 14 skyrius, 11 eilutė, ką rašo. Tavo didybė nugarmėjo į pragarą su tavo styginiu skambesiu. Kaip mes žinome, kad jisai buvo irgi, kaip sakant, irgi muzikos, reiškia, šlovinimo, kaip sakant, gal, kaip sakyt, vadovas, ten, kuratorius, reiškia. Ką toliau dar rašo 15 eilutė Izaijo 14 skyriui. Bet tu esi nublokštas į pragarą, į giliausią bedugnę. Į giliausią bedugnę. Bedugnė reiškia nėra dugno. Nėra, reiškia, buvo nublokštas. Už tai mokslininkai, aš čia kažkokį pamokslą ar skaičiau, dabar aš neprisimenu ir nenoriu per daug fantazuotis, bet čia tai matyt, kad tie, kurie studijuoja Bibliją ir krikščionys mokslininkai, jie, reiškia, šėtono kritimą, Liuciferio kritimą, reiškia, prilygina kaip atominiam karui, pasauliniam karui. Nes už tai, kada buvo ta žemė sukurta tobulai ir šėtonas sukilęs prieš viešpatį, viešpatis negalima, kaip sakant, kūrėjo, pats kūrėjo, jo visą nuosavybę. Jisai ką pasakė? Aš parblokšiu tavęs. Ir taip jis padarė.
jisai šveitė jį iš dangaus. Iš dangaus taip šveitė, ane, kad pagaliau mes, kaip sakant, pirmam skyriui ir antroji eilutėj parašyta, žemė buvo be pavydalo ir tuščia, ir tamsa gaubė gelmes. Reiškia, buvo tas nubloškimas ant tiek smarkus, kad, reiškia, žemė pasidarė be pavydalo ir tamsa gaubė ją. Reiškia, buvo viskas. Bet rašo paskui, kad ir Dievo dvasia sklandė virš vandenų. Reiškia, jisai sklandė virš, Dievo dvasia sklandė virš šitos žemės, reiškia, virš to sklandė, ane, ir jisai matė, kad tai yra gera vieta, graži vieta, tobula vieta žmogui gyventi, mums gyventi. Užtai jisai ją vėl padarė tokią, kokią jisai matė pradžioje ir jisai vėl atstatė. Tik tai vienas dalykas, reiškia, šitoj žemėj dar ir vis dėlto pragare buvo nublokštas ir Liuciferis. Tai vot, jisai, kaip sakant, irgi dabar kariauja dėl mūsų sielų. Bet jeigu mes su Viešpačiu ir Dievo dvasia mūsų saugoja ir mūsų sielos išgelbėtos, nes mes patikėjome Jėzų Kristų kaip gelbėtoją. Todėl pasilikime su Viešpačiu Jėzaus Kristaus vardu. Amen.